Kartojam visi, kad girdėčiau garsiai. 3, 4. Mes nelego kaladėlis, nevantos prikimštos lėlis. Jei norėsim, tai streikuosim ir troleibusus vairuosim. Jėga! Tavo ten buvo trolika? Ir tu čia grįžai? Kur buvo? Partizanas nuvarė. Kur buvo? Iš partizanų grįžo! Trolikas buvo nuvarytas, didėjom visus. Grįžo čia. Įmonės vadovas Liepos 15 dieną išleido įsakymą dėl troleibusų vairuotojų atlyginimų mažinimo, kuriuo sulaužė praeitų metų birželio 10 dienos taikinamosios komisijos sutarimų protokolą. Bet čia mes šitą dalyką išnaudojam kaip pretekstą įteisinti troleibusų vairuotojų streikui, kad iškelti du dalykus yra, kad Kauno miesto gyventojams pateikti žinią, jog iš Kauno savivaldybės veiksmų kyla didelis įtarimas, jog paprasčiausiai šitą įmonę pradžiai norima darbą jos apimti susiaurinti, o paskui galima ir išvis panaikinti keleivių vežimą Kauno mieste. Ir kitas dalykas, kad norim administracijai ir Kauno miesto valdininkam pabandyti teikti žinią, kad reikėtų keleivių pervežimo klausimus Kauno mieste spręsti ne įmonės darbo apimties mažinimo būdu, bet bilietėlių kainų mažinimo būdu. Nes tokiu atveju prognozuojamų skaičių padidėtų keleivių skaičius ir įmonė iš to turėtų daugiau pajamų. Bet jūs šiaip dabar gerai jaučiatės? Prieš va, šiaip gerai dabar dirbate, jums smagu. Ne, jūs daug uždirbat šiandien. Ar uždirbau, ne už pinigus šiandien važiuoju. O iš įsitikinimus. Apmaudu šiek tiek ir gaila, kad jie pasirinko tokį kelią spręsti. Jiems atrodo, kad aktualų ir bekompromisį klausimą. Aš suprantu, kad aišku atlyginimai mažėja, bet jie solidariai mažėja visiems ir administracijos vadovams labiausiai, jeigu pasižiūrėsime į bendrą pačių atlyginimų vidurkį. Na, bet profsąjunga ir jai priklausantis darbuotojai pasirinko tokį kelią, tai matyt, jie tų ketinimų neatsisako, nors man atrodo, kad šis kelias yra neperspektyvus. Kita vertus, miestas ir savivaldybė turi užtikrinti viešojo transporto eismą ir mes ieškome būdų, matyt, teks pasitelkti privačius vežėjus, kurie stengsis atkartoti troleibusų maršrutus. Na, o aš tikiuosi vis dėlto tas streikas ilgai neužsitęs ir vis dėlto supras darbuotojai, kad mes neturime kitokių galimybių, kaip tik tai mažinti išlaidas. Ir jeigu jie mato kitų galimybių, kur sumažinti atitinkamą apimtimi išlaidas, tai tegul siūlo. Troleibusų vairuotojas turėtų gauti ne mažiau kaip 6 000 atlyginimo. Ir dabar tas atlyginimas, kur vairuotojams mokamas, tai galima laikinti, savotiškai protingo kompromisu, bet jokių būdų nekalbėti apie kažkokį tai mažinimą ir taip toliau.